Senas, vienos senos indėnų genties šamanas išsiuntė drovų jaunuolį vardu Kėją į aukštus kalnus, paliepęs rasti erelių lizdą. Kėja negalėjo grįžti be erelio kiaušinio. Šamanas žinojo, kad Kėja protingas ir geros širdies, bet jaunuolis buvo netoks kaip visi ir kiti iš jo juokėsi. Pamažu Kėja prarado pasitikėjimą savimi ir dažnai nedrįsdavo daryti to, ką darydavo aplinkiniai. Pernelyg nuogąstaudavo, ką jie pagalvos, ir jį kaskart sukaustydavo baimė. Kelias dienas ieškojęs, Kėja pagaliau aptiko erelių lizdą ir sulaukęs progos paėmė kiaušinį, kurį buvo liepęs surasti šamanas. Kai Kėja grįžo, išmintingasis šamanas nunešė kiaušinį į vištų gardą, kad kurį nors išperėtų su kitais kiaušiniais. Po kelių dienų kiaušiniai prasikalė ir erelis, atsidūręs tarp mažų viščiukų, nusprendė esąs vienas iš jų. Netrukus viščiukai ėmė šaipytis iš jo neįprastos išvaizdos ir visi jie buvo dailūs, vaikščiojo grakščiai ir mikliai, ir viščiuku save laikantis erelis jautėsi negražus ir nerangus. Pašaipos nesiliovė ir pakirto jo pasitikėjimą savimi. Jis augo lydimas netikrumo jausmo. Manė, esąs netoks šaunus ir protingas kaip kiti. Jis nesijautė savas ir pripažįstamas. Erelis augo ir darėsi vis stipresnis ir grakštesnis, bet jau ūgtelėjusios vištos vis tiek jį niekino, nes jis buvo kitoks nei jos. Erelis ir toliau kapstė žemę, lesė grūdus ir elgėsi taip, kaip vištos. Jis to išmoko ir tai buvo jo tikrovė. Bet širdį augo nepasitenkinimas ir tuštuma. Erelis jautė, kad jam kažko trūksta, kad visą gyvenimą kapstyti žemę tame ankštame garde tikrai ne jo dalia. Jautė, kad yra vertas šio to daugiau. Šamanas parodė jaunajam Kėjai erelį ir jam buvo liūdna žiūrėti, kaip didingas erelis lyg višta kapsto žemę. Jis pats buvo parnešęs tą kiaušinį, jiedu buvo artimos sielos, ir Kėja, stebėdamas erelį, atpažino save. Bet vieną dieną virš kaimo ėmė sukti ratus įspūdingas erelis. Išsigandusios vištos išsilakstė slėptis. Tačiau jaunasis erelis lyg suakmenėjo, negalėdamas atitraukti akių nuo to nuostabaus paukščio, didingai sklendančio danguje. Vištos viena per kitą ragino jį slėptis, bet erelis nė nekrustelėjo. Tai buvo nuostabiausia jo gyvenimo akimirka. Kai įspūdingas paukštis išnyko danguje, jaunasis erelis sušuko: "Aš irgi taip noriu skraidyti, turiu pabandyti, noriu skraidyti." Kadangi pavojus praėjo, vištos tuo metu išlindo iš savo slėptuvių ir ėmė juoktis ir šaipytis. "Juk tu višta, nesvajok, tu negali skraidyti. Manai, esi kitoks, geresnis už mus? Neįsigalvok nežinia ko ir nusileisk ant žemės." Erelis pakluso, nunarino galvą ir leido kitiems sudaužyti jo svajones. Tačiau širdyje kažkas apsivertė. Šamanas visą tai stebėjo kartu su jaunuoju indėnu, kuriam buvo liūdna matyti tokį erelį. Tada šamanas tarė Kėjai: "Atėjo metas." Įžengė į gardą, užmovė ereliui gobtuvą, paėmė į rankas ir nužingsniavo kartu su jaunuoliu. Po kelių valandų ilgo kelio abu priėjo gentyj gerai žinomą ir garbinamą vietą.
Čia prie įspūdingo skardžio, kurio apačioje vilnijo gilus upės vandenys, atsiskleisdavo tikroji karių drąsa. Tik nedaugelis išdrįsdavo atlikti pavojingą šuolį ir ne visiems jis pavykdavo. Jie susėdo ant skardžio krašto, iš kur atsivėrė nuostabūs vaizdai, tarsi jie būtų sėdėję dangaus prieigose. Tada šamanas įdavė erelį, vis dar su gobtuvu Kėjai į rankas. Judu su šiuo ereliu artimos sielos. Esate ne tokie kaip visi. Patyrėte tą pačią neteisybę. Pernelyg ilgai girdėjote tos pačius žodžius. Abiem buvo pakirpti sparnai. Iš jūsų atėmė viltį ir lūkesčius ir bandė sudaužyti svajones. Iki šiol tu gyvenai nuolat nuogąstaudamas dėl to, ką pagalvos kiti. Jūs abu lydėjo baimė ir nepagrįsti suvaržymai, tačiau jūs turite didybės ir galios, kuri leis nusimesti abejonių grandines ir be baimės nuskrieti link naujų, šlovingų horizontų. Atėjo metas žengti lemtingą žingsnį išsilaisvinimo link. Metas nutraukti baimės grandines ir tapti laisviems. Iki šiol Kėja nė karto nebuvo prisiartinęs prie skardžio krašto. Buvo girdėjęs apie tai ne vieną istoriją ir žinojo, kad tik nedaugelis ryžtasi didvyriškam šuoliui. Tie, kuriems pavykdavo, buvo laikomi narsuoliais ir didžiais kariais. Visi jais žavėjosi ir gerbė juos. Atsistok, nuimsi nuo erelio gobtuvą. Tada tu šoksi nuo skardžio ir kartu paleisi erelį. Ta akimirka jūsų sielos susijungs ir jums amžinai būsite laisvi. Kėją apėmė nepaprastas jausmas. Jis jautė, kad išmušė jo valanda. Šamano žodžiai uždegė jam širdį. Kėja visiškai juo pasikliovė. Atsistojo apimtas jaudulio, kaip niekada besidaužančia širdimi, giliai įkvėpė, pakėlė rankose erelį ir žengė lemtingą žingsnį. Kėja kilstelėjo erelį, su riksmu šoko ten, kur išsilaisvinama, ir skriedamas savo laisvės link matė, kaip erelis suplasnoja didingais sparnais ir pirmą kartą nuskrieja. Kėja nušoko tiksliai ir paniro į gilius vandenis, o kai išnėrė, iš jo lūpų išsiveržęs riksmas apskriejo visus slėnius. Laisvės ir išsivadavimo iš baimės gniaužtų riksmas. Jį ribojančios nuostatos liko upės dugne. Ta akimirka jis nustojo būti nedrąsiu jaunuoliu ir virto tikrų vyrų, įveikusių abejonės, suvaržymus ir baimės. Jis nugalėjo save, pakėlė akis, jo taip pat ir erelio širdį užplūdo džiaugsmas ir pasididžiavimas. Ir Kėja gerėjosi dangumi sklendžiančiu savo sielos broliu. Jie abu pavertė savo svajonę tikrove. Kai atrandame bei atpažįstame savo baimės ir suvokiame, kaip jos griovia mums gyvenimą ir kiek dar skausmą gali suteikti, tą akimirką, kai pažvelgiame į ateitį ir nusprendžiame mesti iššūkį nepagristoms mus ribojančioms savo nuostatoms, kai ryžtamės peržengti jas, ir yra pokyčio akimirka. Reikia paversti savo baimės ir skausmą asmeniniu iššūkiu,
didžiausių postūmių imtis veiksmų. Tam tikra prasme reikia užkirsti savo kelią į senąjį apgaulingo tikrumo prieglobstį, sudeginti visus tiltus ir atkirsti visus kelius, kad nebesidarytum atgal. Tada, kai vienintelė išeitis pasipriešinti savo baimėms, turi sutikti šį iššūkį suvokdamas, kad nebeturi ko prarasti, o atrasti gali labai daug. Kad prasipriešintum, reikia atrasti tikslą, motyvą, kuris nustelbtų bet kokią baimę. Tas tikslas, ta svajonė padės sugriauti tave įkalinusias sienas ir tada tave užplūdęs pasitikėjimo savimi ir galios jausmas suteiks valios ir ryžto. Nuo tos akimirkos gims naujas žmogus, nes išsivadavus iš baimių vergijos atsiras laisvės pojūtis. Tu tapsi padėties šeimininku ir pats valdysi savo baimės, o ne priešingai. Atgausi ryžtą ir suprasi, kad pajėgsi susidoroti su įvairiais sunkumais. Mesk iššūkį savo baimėms ir susitelk į tai, ko iš tikrųjų nori. Galvok apie naują savo gyvenimą. Patikėk naująją savo istoriją, kurią nuo šiol pradėsi sau pasakoti. Ir ji taps tavo tikrove.